Prie manęs jūs matote Porsche 944 laimėta už $750 Coparte. Kaip manot, ar čia patie maišė? Palyginsim Copart nuotraukas su realybe, ką aš mačiau statant ir ką matau dabar. Tikrai kai kurios vietos nenudžiugino. Šitame video parodysiu, ką gavau. Ir bent dalelę finansinės logikos šitas pirkinys turi ateityje, ar ne. Nuotraukas jisai atrodė gražiai. Salonas, aišku, sudraskytas, tą mačiau. Aprašymas aukcionį, standartinis, run and drive, normal wear, rida, prieš tai 100 000 km. Tai, žinot, aprašymas yra vienas, bet ką gauni, toli gražu iki to aprašymo. Eisim automobilį iš šios pusių, apsižiūrėsim ir įvertinsim, kokią katę mašiną nusipirkau. Pala išjungė, ne? Jo, atrodo, stabavojam, nebent kas nors neveikia. Nelabai. Sankaba išmyta. Ai, rankytis. O. Ai, palauk, vairas užrakins. Vairas užrakins, palauk. Užrakina vairas. Bet ir raktelis. O. O. Gerai, bandau. Vėl sustojom. Aha. Gerai. Nuvažiavom? Jo, dabar nuvažiavom, dabar gali susipti. Ar taip palikti? Palikti. Taip palikti. Jo. Porsche 944. 1986 metų. 4 cilindrų variklį. Be jokių turbinų. Be jokių superchargerių. Automobilis iš tų laikų, kai Porsche dar bandė rodyti, kad variklis priekyje nėra nuodėmė. Tai taip, čia yra variklis priekyje. Pavarų dėžė gale. Idealus svorio paskirstimas. 50-50. O dizainas, manau, atrodo geriau negu buvo išleidimo dieną. Dieve, kiek keleivis išsėdėjo matrasą. Lenda lauk visi gruobai. Kas čia? Čia ne šitos mašinos. Kilpos dangtelis. Paliko literatūros amerikons. O, blėt. Žinosiu, kaip mašinos atvarkėti, žiūrėkit. Manualas. Kaip atrodė žvakė gera ir kaip blogai atrodė. Porsche automatic repair manual Highness. Suplaukau 20 eurų.
ryškiai kažkas remontavo stipriai tą mašiną. Jeigu reikėjo turėti ir turbūt pats remontavo. Ką čia atsidarom. Atsimint, čia traktorių. Kilimai. Patys kilimai irgi neblogos būklės. Ką čia nuo karščio viską oda atsiraitus. Nuo Teksaso. Panelė klasiškai. Ūda. Sako, nebenori būti tvarkinga. Porankis. Klasiškai. Pasakysiu dažnai klasiškai, nes čia klasikinė mašina. Reikia praktikuoti. Kas čia, blėt. Čia per narkotikų dėžė. Šitą. O čia. Ką čia skaitinai atsidaro. Oba. Pats seniausias pasaulyje kompresorius. Jis čia visas unitas. On-off. Kažkokie bateriukai šios boks. Ir šie logotipai. Bent jau galas nesuplyšęs. Pinigėlis. Kiek uždirbam? 5 cents United States. Nedaug. Žiūrim, ką aš dar noriu pažiūrėti. O Jėzau, koks sunaikinta vairuotojo atlašas sėdė. Bet čia turim kažkokį raktą, gal tiks. Ar netinka? Turbūt, kad netinka. Padedam. Tai čia dar daiktų turim. Nesuprantu, šiukšlių dėt primėti tą pilną. O, kuro damtelis. Kinta. Ką žinau. Geriau ir nesitikėjau. Kas čia? Lūpa nulūžus. O, dieve. Kaina čiupinėts, nulaižyts vairas dar. Siūtas prieš kažkiek dešimtmečių ir tai jau nulaižyts. Koks baterijas. Įspūdžiai. Nėra veidrodėlių valdymo mygtuką. Turim kilimą. Turim odos liekanus kažkokio gyvūno. Pedalai, aišku, nutrinti. Nuspėju, nepavyks šitos kėdės išplauti. Appoliruot. Jo. Oda taip ir pasibaigė nuo karščio didelio ir nuo 40 metų. Every day is new opportunity. Baigė savo. Turim gali. Narkotikų nematau. Sėdynė yra. Reik džiaugtis, kad rūdžių nėra. Vis reik savo primint, kad džiaugtis, kad nėra rūdžių. Pohai, kad čia viskas nudėvėta. Džiaugtis, kad nėra rūdžių. Ką reiks eit? Bandom raktą nusiimti. Baba. Nusijėm, einam. Į bardačioką pažiūrėt. Aha. Ką turim? Kas čia per portfelis? Čia turim garantinis ir aptarnavimas. Stovėk. O, ble, viskas originaliai. 80. Garantinis prasideda nuo 80. Dealer, Spokane. Kažkokia valstija, kažkai. Žin kodas. Kažkas bus komplektacijos numeriai. Pareikas galioja, negalioja turbūt. Sąlygos garantinė. Ką dar turim? Instruction, adjustable. Coiloveriai čia kažkokie. Gali. Springs, bet čia. Eisim tikrint, ar yra. Coiloveriai gali. Gerai, kad būtų turba, bet ir tik šiaip. Specifikacijos. Battery. Automatic transmission fluid, brake fluid, check that. Kas kiek kilometrų, čia darėtis pakeis kažkiek kilometrų. Kur kažkas kiekvienas dalyks ir
Mygtukai, šudukai, pozicijos, valterio ignition. O čia tada. O čia tas mygtukas, stiklo, kur nėra. Tingiu papat, ranka šala. Atsidarys bagažinį. Atmankštinam. Darau dažytą. Visų rodėjus atsininkai kažkoks, o? O, blėt, originalus. Amortizatorius dalia dar stiklo. O čia irgi dar originalus, nakrai kokią metų. Och, tu kurva. Ir dar laiko. A tu juokauji. Viskas yra. Šniežint, vis ten dar. Toks paikščiai, aš nepatraukčiau mašinas. Nėra rūdžių, nėra. Jėza. Skirinėja. Gerai. Kažkoks komplektėlis. Čia žvakėm sukti. Nežinau, kas šiandien krata. Gal šiandien daugiau ne vieną kartą jau bandant sudėti, kad tam matant. Aš šitą nepamenu, irgi kažkas pamatė. Sutvarkyt, o, reblės. Kas šiaip šitą Germany. Padašyti čia per vagoną šitą. Darbas, skauda įdėpas. Įsidedi taip čia. Plačias. Susėdi tą. Tas dalis, kurį išsijama. Dėl vienos tik be stogo vasarą. Darga. Tas kitoj pusėj. Nėra rūdžių. Svarbiausia. Atsiminkit, nėra rūdžių. Kratas. Kratas su turbinėmis. Nežinau, ar naudot. Švilgus naudot. Kratai nėra rūdžių, ar jūs susiapaudote. Kur tą kapotą rankina, kaip panama. Čia aš. Oba, šką girdėjau. Atidarom kapotą, pirmas žvilgsnis. Amortikai nelaiko, reiks eit ieškoti pagaro. Kas čia dar? Plastikai ant akumo, plastikas yra. Saugyklės, plastikai, viskas yra. Kas dar? Freonas. Freonas įdomu, ar kondiškė bus atnaujint ar ne. Power steeringas visas apibėgęs, langų skysčio štuceriai nulūžę. Kas čia dar? Tepalų ar yra? Akivaizdžiai nesimato. Freono. Magaliukas. Žiūrim, prakožiam antifrizą. Kažkokius spalvas ir tepalų. Žiūrim tai. Reguliuojas. Temperiai, paivolveriai. Tai tie palus aš neprieičiau. 30 metų seniai. Bet. Porsche naklėjas. Keistas. Kažkada. Su danteliu. Viskas aišku su pulžiu. Mes tai gal namus vienat su. Žiūrim, kas bus tepalą gerą. Net Marijus nėra su. Kairė rankai tras. Turbūt neatsuks tą mane. Sušalint nagai. Šiamasis laidas, minusas, pliusas, toks plikas. Iš kur bet kad aš įsideginu būti. Gal minusas? Tikriausiai minus. Nesulaužiu nieko. Čia turim. Ai, dar tokia maža mašina. Bus bent vieną ramputę. Va taip. Radija. Opa! Mono performance.
Nežinau, ar vest, nevest. Ir labai net netikrinam. Ledas, kaip žin. O drebėjimus. Pagalvių nėra. Tepals, 4 varai. Bumą tik tai skrauna. Kūrą paliko neribams. Sanka pastatys. Viskas veikia. A little later. Žiūrim dažymą. Ant viršaus uždažyta, ant originalios spalvos uždažytas matinis dažas be lako. Taipgi dar parodysiu, kaip kokybiškai nudažė. Va, už gumų. Net gumų nenuėmė. Senas spalva, naujas spalva. Stoglangis, tiesiog ant gumos stoglangį. Avarija chementai, amerikonai. Turim. Atrodo, kad nešiaušta buvo prieš dažymą atsilupinėję tokiais lopais dažai. Nežinau, ar džiaugiuosi, ar liūdžiu. Nesitikėjau tikrai, kad tokių metų mašina galbūt su gerais dažais. Čia nežinau, kad silupė. Stebiuos, kaip dar ant lempų neuždažė, nes irgi reikėjo apklijuoti jas. Nejaugi turėjo laiko tam. Originali spalva, 100 kartų gražesnė, bet spėju, kad todėl, kad iš Teksaso jinai jau buvo irgi lakas nuėjęs, nudžiūvęs, nukaitęs, nukritęs ir kažką žmogus biudžetiškai gal net pats savo rankam nusipurškė šviežiai, kad tokį bendrą vaizdą turėtų. Kas čia per apskritims. Įdomiai. Ar aš jį dažysiu ateityje? Nežinau, greitų metų tikrai nedažysiu. Mano tikslas jį pasidaryti patikimu daily driveriu vasarai. Gal ateities serijose pabandysiu kažkokią detalę nusidažyti pats. Aš tikrai nesu dažytojas, nesu naudojęs pulverio, bet kažką pabandysim. Šitas 40 metų kledaras jau garaže. Galim kalbėti apie reikalus. Šalta. Tai nebus tobula restauracija, tai bus pats labiausiai suspaustytas biudžeto projektas, kur galvosim, bandysim išspausti vašką iš kiekvieno gedimo, nekeičiant dalių. Darysim, kiek išeina patiem. Keltuvų neturiu. Turiu tik patalpą, kur nelyja ant galvos, bet šalta kaip tvarte. Nebandysiu įrodyti, kad jis yra geresnis už 9-11. Oi, ne. Jo, visas šitas senutis tikslas bus važiuoti. Užsivesti, važiuoti ir davažiuoti. Ir man bus per akis. Rida. Lemba, Rida biški gazdina. 330 kažkur tūkstančių, 220 tūkstančių mylių.
Bet yra vienas niuansas. Aš turėjau jau tokį modelį, tų pačių metų buvo tik juodas, šviesų salonas. Žodžiu, vieną kitą niuansą jau žinau. Taigi, šitie spidometrai mechaniniai tų laikų, kur dar gali sukdams ratuką atsukti kilometražą, čia jie per daug metų sutrūnyja, sulūžta ir nustoja veikti. Ir dažnu atveju šitų mašinų ridas niekada nebūna tikros. Aš nesu mechanikas. What is your gender? My gender. I'm a mechanic. Labiau hobbyistas, tokį žodį galima pavartoti. Šitam projektėlį bus dalių, kurios galbūt kainuos per daug, nes tiesiog jų nėra kitokių variantų. Bus dalių, kurios kainuos per mažai ir aš tikiuosi, kad dėl to nesigailėsiu. Bus sprendimų, kurių jokie automechanikai nepatvirtins ir vadins mane durnium. Ok, komentuokit, kažką pamokysit. Jūs mane, aš gal jūs. Bet gerai, kad YouTube leidžia tokias klaidas daryti. Jeigu jums tai skamba kaip įdomi kelionė, tai prašau, spaudžiam like, prenumeruojam, komentuojam, patarkit, pasidalinkit, su kokiais projektais jūs dabar vargstat. Kitame epizode apsižiūrėsim, kas yra po kapotu, išsisuksim, manau, žvakės, įleisim su endoskopu į cilindrus, pažiūrėsim, kas ten likę. Tikrai nesu tikras, ar šitie varikliai turi atlaikyti virš 300 000 kilometrų, bet turės atlaikyti. Kad dar pasitikrinsim, manau, vairuotojo durelių rankeną išorinę reikia pasitvarkyti. Tai manau, susitvarkysim durų rankenėlę, nes būtų smagu galėti įeiti į mašiną iš išorės. Einam dabar prie skaičių, ko jūs visi, manau, labiausiai laukit. Kopartę pastačiau aš už ją $720. Laimėjau on approval, ką reiškia. Pardavėjas nebuvo visgi draudiminis, kai giliau pasikasiau, radau, kad šita mašina buvo atiduota kaip auka į aukcioną ir už ją gauti pinigai bus panaudoti kažkokiam paramai. Tai dėl to šiek tiek jaučiuosi gerai, kad mano pinigai nuėjo į kažkokią paramą, nors ir Amerikoje. Taigi buvo pirms statymas 720. Tada kelias dienas kapojome su pardavėjais, jis norėjo ten virš 1000 ar 1500. Aš pakėliau vieną kartą, pakėlimas šiek tiek padeda. Pakėliau iki 750. Tai galiausiai atidavė. Rodas iš Teksaso valstijos, karšta, be rūdžių, buvo didelis pliusas. Reziumė viskas gavosi iki 4000 eurų. Jeigu jums tai skamba kaip gera idėja, tai prenumeruokit. O jeigu ne, 80-aisiais ir Porsche inžinieriai nebuvo iki galo tikrai, ar daro gerus sprendimus su šitą mašiną.